Labas rytas, šiandien toliau tęsiam klausimų atsakymų sesiją tokią. Šiandien turiu du klausimus ir abu klausimai yra apie mažylių kalbą. Tai kam aktualu apie mažylius, apie kalbos pradžią, tai kviečiu klausyti iki galo ir galbūt rasit atsakymus, kurie ir jums neduoda ramybės. Tai pirmasis klausimas apie dvynukes, 2 metai 5 mėnesiai, daug čiauška, ypač tarpusavyje, vartoja savo skieminius žodžius, turi daug savo žodžių apibūdinti dalykus, pavyzdžiui, kopa yra kirpti, mamam valgyti, tika telefonas, bet pagrinde bendrauja garsažodžiais arba trumpais žodeliais, ne, mama, tete, apupa, jungia 2-3 žodžius į sakinį, mama, ne, apupa, normalių žodžių nevartoja ir nelabai nori kartoti. Daug kalbam, dainuojam, skaitom knygelių. Dažniausiai nori atkartoti tik garsažodžius, kalbos supratimas geras, darželio nelanko, reikėtų pasirodyti logopedai. Ten dar buvo pridėta, kad viena mergaitė noriau kartoja, kita mažiau nori kartoti. Tai pagrindinis dalykas, ką aš čia matau, kad mama, tetė yra vienas skiemuo pasikartojantis 2 kartus, apupa, tai viską dėčiau į garsažodžių seriją ir tai yra 2 skieminis. Tai pasakyti žmogui kokį nors kilimas, net ir kėdė, akis gali būti sunku, nes tiesiog dar neperėjo žmogus į šitą lygį. Tai ką daryti mamai ir tėtei? Tai pats faktas, kad jūs daug kalbate, dainuojate, skaitote knygeles yra labai gerai, tačiau turime žinoti, kaip tą daryti tiksliai, kad vaikui būtų patogu atkartoti. Pirmas dalykas ir pirma esminė taisyklė yra kalbėti lėčiau. Kai kalbame greitai, daug žodžių susideda į sakinį ir vaikui nebeaišku, ką pakartoti. Na, pavyzdžiui, ar tu nori ledų, ar nori valgyti kukurūzą? Vaikui pasakyti kukurūzas arba noriu, nebeaišku, kurį žodį pakartoti. Labai svarbu, kaip sudėliojame sakinį. Nori valgyt, vaikai mėgsta, girdžiu dabar, ne, jūsų vaikai mėgsta vietoj valgyti sakyti mamam. Kai mes sakom valgyti, turim 3 skirtingus skiemenis. Vaikui gali būti sunku pakartoti, nes šiuo metu vaikas patogiai jaučiasi pakartodamas 2 vienodus skiemenis. Mamam, tete, teta. Ieškokime kuo trumpesnių žodžių. Pavyzdžiui, mamam sakot valgyt. Šitoj vietoj tiesiog reikalauja vaikas pats korekcijos. Kad vaikas jungia 2-3 žodžius į sakinį, rodo, kad jis pasiruošęs, kaip ir suvokia, kad galima sudėlioti sakinį iš tos bazės, ką jis turi, tačiau paprastų žodžių tiesiog neužtenka, kad galėtų pasakyti noriu valgyti, nenoriu miego. Tai pagrindiniai jūsų dabar darbai, kad padėtumėte vaikui atkartoti, sakykime, tos žmogiškus žodžius, kėdė, akis. Šiuo metu pagrindinis darbas būtų koreguoti, kai girdite garsažodį, jokių būdų nekartoti. Garsažodžiai yra gerai, bet tai yra laikinas etapas, kaip šliaužimas, ropojimas ir paskui turime eiti. Neužsiliekame nei viename etape. Judame visą laiką pirmyn. Vaikas sako, mamam, ieškokite, kaip pakeisti 2 skiemenų skirtingų žodžių. Pavyzdžiui, valgyt. Jeigu sakysit valgyti, išsidėlioja į 3 ir stop, vaikui per sunku pakartoti. Ieškome trumpo žodžio ir sakome jį lėtai ir aiškiai. Pavyzdžiui, mama, mamam, ar ne? Mama, mamam, nori valgyt, valgyt, arba noriu. Ir kiekvieną kartą pakoreguojam, mamam, valgyt, tu nori valgyt? Valgyt. Ir perkartojam. Tai šitas etapas reikalauja daug įvardinimų, trumpų žodžių, būtinai pasirenkant trumpą žodį, kuo trumpesnį, nekartoti vaiko garsažodžių, nes pakartodami sakom, kad taip, tai yra geras žodis. Kai nepakartojame ir pakoreguojame kitus žodžius, sakom, taip, tu taip ir pasakėjai, nors pasako kitaip, bet tokiu būdu šiek tiek apgauname smegenis. Tai sako, mamam, jūs keičiate valgyt, sako, apupa, miego. Ieškom 2 skiemenų žodžių. Yra tokių žodžių, kur neina sutrumpinti, na, pavyzdžiui, kilimas, ar ne, trumpas. Tada labai padeda perdainavimas, bet kuriuo atveju šis etapas reikalauja jūsų lėto tempo, aiškaus kalbėjimo ir
turite įsitikinti, kad vaikas mato jūsų lūpas. Jeigu jūs kalbate nusisukę arba kažką darydami, vaikas nemato jūsų lūpų ir negali nuskanuoti, tokio veidrodžio padaryti, ar ne? Kai matau, akys nuskanuoja ir padaro visus dalykus čia. Tai kalbame lėtai, kalbame aiškiai. Sako, pavyzdžiui, mama, ne pupa, mama, nemiegok. Kuo draugiškesnį tą žodį padarom. Nemiegok. Ar tu nori miego? Jeigu sakom, nori apupa, vaikas supranta, kad taip ir, taip aš irgi galiu sakyti. Jūs esate tas pavyzdys, kuris rodo vaikui, kaip kalbėti, ką kalbėti ir kokiu būdu. Kad vaikas galėtų atkartoti normalų žodį. Nenori kartoti dažniausiai tada, kai žodis būna per sunkus. Pasakyk ten kukurūzas. Žiauriai sunku, nes vaikas šiuo metu gali pasakyti 2 vienodus skiemenis. Mama, pupa, pupa, ne? Panašiai. Panašiai skamba. Tai ieškome akis, nosis. Labai padeda tokie kasdieniai pratimai, kaip pavyzdžiui, rengiamės ir sakom, ką rengiamės. Batas, kišu koją, pirštinės. Maunu, kišu ranką, kur pirštai, vienas pirštas, 2 pirštai, 3 pirštai, daug pakartojimo tam pačiam sakiniai. Prausiam, prausiam, prausiam nosį, prausiam, prausiam lūpas, prausiam, prausiam kaklą, prausiam, prausiam ranką. Girdite, čia yra daug pakartojimo, plus yra 2 skiemenų žodžiai. Šitą mamytę mačiau klauso ir video kurso, kaip pradėti vaikui kalbėti. Aš kaip suprantu šito, tai ten visą šitą bazę turite, kaip kalbėti, tai tiesiog galbūt dar kartą peržiūrėkite, atkreipkite dėmesį, kaip padėti vaikui pakartoti. 2,5 metų, tai toks nei gerai, nei blogai, kaip ir norėtųsi jau ir sakinukų, norėtųsi pilnų žodžių. Tai šiuo metu ne tai, kad skubėkite, bet tiesiog leidžiame vaikams gyventi savo tempu, bet turime įsitikinti, kad esame geras pavyzdys. Ar reikėtų pasirodyti logopedai? Klausimas yra labiau jums. Jeigu pasirodysite logopedai, galėsite tiesiog gauti konkrečių patarimų. Kaip pavyzdžiui vyksta konsultacijos su manim, ateina tik į konsultaciją su mažyliais ir tada mes įsivertinam, kuriame etape, kuriame kalbos bokšto laiptelėje yra vaikas ir tada pagal tą laiptelį mes jau sudėliojame užduotis. Pavyzdžiui, šiuo metu būtų užduotis iš garsažodžių koreguoti į trumpą žodį, ieškoti daugiau 2 skiemenių žodžių ir taip rodyti vaikui pavyzdį, kaip kalbėti. Tai yra modeliuojame sakinį pagal vaiko galimybės, bet neperšokdami laiptelio. Jeigu sakysime, ar tu nori valgyti? Pats klausimas yra toks, kuris reikalauja atsakymo taip arba ne. Tai ar nori valgyti? Noriu. Ar nori valgyti? Mamam, valgyti. Pakoreguojame ir duodame pavyzdį to žodžio, kurį vaikas norėtų arba galėtų šiuo metu pasakyti. Antras klausimas buvo berniukui 3 metai, 3 mėnesiai ir labai neaiškiai kalba. Pakartoja, tik kai sakai pasakyk, kalba sakiniais, bet ir mes tėvai ne viską suprantam. Reikia pagalbos ar dar išaugs. Kai vaikui yra 3 metai ir 3 mėnesiai, vėl aš nežinau dabar čia detalių, kaip pakartoja, kaip kalba, ar girdim priebalsius, ar girdim visus žodžius, bet pats didžiausias šauktukas, kurį matau, tai kad pakartoja tik tada, kai sakom pasakyk. Kai sakom pasakyk, pasakyk, pakartok, išsijungia vaiko mąstymas, kad šiuo metu ką man pasakyti. Ir aš tiesiog pakartoju, nereikia nieko galvoti, kodėl man čia taip reikia pasakyti, koks tikslas to žodžio. Ir kai visą laiką sakai pasakyk, pakartok, paskui gaunasi blokas, kad aš jau nebenoriu sakyti, nes per daug, kokiu tikslu man tą kartoti. Komunikacija visada turi turėti kažkokią tai prasmę. Kodėl aš tą sakau? Nes, pavyzdžiui, aš labai noriu kukurūzo. Noriu. Tai ko tu nori? Kukurūzo. Tai sakom bent jau kuku, ar ne? Tai situacija šiaip labai panašios, tik čia gal berniukas šiek tiek vyresnis. Tai aš sakyčiau, kad jeigu net jau tėvai nesupranta, ką kalba vaikas, tai būtų gerai pasirodyti logopedui, tiesiog pasižiūrėti
tiksliai pasižiūrėti, ar yra visi garsai, kaip vaikas skiria girdimosios kalbos garsus. Na, ten pavyzdžiui, važiuoja kokia nors ten gaisrinė, kaip važiuoja. Ar važiuoja ar važiuoja nes čia vėl rodo skirtingų garsų naudojimą. Jeigu gaisrinė važiuoja yra vienas garsas, o gali gaisrinė važiuoti dirba lūpos, dirba du garsai jau sujungiu. Ir žiūriu, kaip jie yra, kokia nors ten lėktuvas, kaip skrenda lėktuvas. Gali vėl skristi nes būna taip. Mano lėktuvas skrenda žiū. Vėl aš naudoju kuo daugiau skirtingų garsų, įdedama priebalsius ir balsius, kas paskui padeda vaikui sujungti žodį. Kėdė, koja, žąsis ir taip toliau. Tai jeigu tėvai ne viską supranta, tai sakau, yra jau šauktukas, kad reikėtų pasirodyti, įsivertinti, kaip vaikas girdi, ar gerai girdi, nes kartais būna ir, nežinau, užgulusios ausytės, dėl kokių nors dažnų slogų, ausų uždegimų, kartais suprastėja klausa ir vaikas nebenori atkartot, nebegali atkartot, nes jam yra sunku ir nebeaišku, ką sakom. Ir net jeigu mes labai aiškiai artikuliuojame, vaikui vis tiek būna neaišku, kaip pakartoti, tai šita vieta tiesiog reikalautų, man daugiau klaustukų čia yra. Tai tas, sakyčiau, kad gal pasirodykit logopedai, įsivertinkit kokią situaciją ir jeigu reikės, tada jau galima ir dirbti, bent jau minimaliai kažkiek, kad užvesti vaiką ant kelio. Pats toks dar vienas momentas, kad vaikas pakartoja tik tada, kai sakai pasakyk. Į šitą galime perkeisti, kad vaikas pradėtų galvoti, ką pasakyti ir kodėl, kokį žodį čia panaudoti, kad man reikėtų pradėti galvoti, ne tik pakartoti, kai galvoja mama, ką čia man pasakyti, sakyk mama, valgyt, gal ir pakartoja, bet kai bus sakinys, pavyzdžiui, mama noriu valgyti, pasakyti mama noriu valgyti, jau nebegalės, nes lauks tiesiog, o ką man čia pasakyti. Tai nuo pat pradžių labai svarbu įsivilkti. Jeigu matėte, dariau kažkada įrašą nieko rimto knygutėj, apie garsų ten tokia knygelė, čia yra vanduo, vandenį gyvena varlė. Tai sakinio užbaigimui naudojame žodį, ištraukiame jį iš pasyvų žodyno, kad vaikas galėtų panaudoti tą žodį, kurį jis žino, arba jeigu nežino, mes pasakome. Tai šita forma čia yra, sakinio užbaigimas yra 1000 kartų geriau negu pasakyk. Nes kai reikia užbaigti, turi pats sugalvoti, kokį žodį sakyti, kodėl dabar čia jį sakyti ir kas čia toks yra. Jeigu nežino, galbūt paklausiu, kas čia. Tai ir sakai, varlė, tai čia yra. Ir vėl reikia vaikui suprasti, kokį žodį panaudoti, ištraukti tą žodį iš savo pasyvų žodyno ir panaudoti. Dėl aiškumo vėl, sakyčiau, reikėtų pasižiūrėti, 3 metų vaikai jau tikrai turėtų naudoti daug priebalsių, tai yra visi M, N, J, L, V, P, B, visi šitie garsai turi būti, gali nebūti Š, Ž, Č, gali nebūti garso R, čia viskas yra ok, tačiau visi kiti priebalsiai turėtų būti, valė gali būti, ar ne, arba vaje, vietoj L gali dar sakyti J, gali būti toks keitimas. Tai pasikonsultuoti su logopedu dėl tikslaus tarimo, dėl girdėjimo ir tiesiog pamodeliavimo, kaip suformuluoti sakinį, kaip padėti sumodeliuoti sakinį ir kaip tą aiškumą ištraukti. Tai sakyčiau, gal visai pagalbos čia ir reikėtų. Įsivertinimą siūlyčiau pabandyti, o tada jau žiūrėti, ar jums pavyks savarankiškai spręsti bėdas, ar reikės pagalbos. Tai šiandien tokie 2 klausimai apie mažylius. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Jeigu jūs dar turite klausimų, tai pirmyn rašykite arba po įrašu galite rašyti komentarą, arba galite rašyti žinutę. Jeigu labai ilgas klausimas, galite rašyti ir žinutę į socialinės erdvės, socialinius tinklus. Visur matau, tai laukiu jūsų klausimų, jeigu turite daugiau, o kol kas tikiuosi atsakiau tai, kas jums rūpėjo ir tiek šiandien. Iki.